Tai susirinkome pakalbėti apie Tracy sistemos funkcionalumo atnaujinimą ir naudojimosi juo galimybėmis. Aš esu Laima Lebedžinskienė, esu VŠI Ekoagros sertifikavimo schemos pareigūnė. Pačioje Ekoagros jau dirbu 9 metus. Pirmiausia, pradėjau dirbti kaip 3 sertifikavimo skyriaus tikrintojo ekspertė. Na, pasitaikius galimybei pasinaudojau proga ir tapau sertifikavimo schemos pareigūnė, tai šiose pareigose dirbu jau kelis metus. Tai toks mūsų trumpas mokymų planas, kad šiuo mokymo metu bus VŠI Ekoagros pristatymas. Per pačius mokymus sužinosite apie ekologinės gamybos sertifikatų istorinių duomenų paiešką, bei naujiena tokia yra Tracy sistemoje, kad galima prenumeruoti sertifikatus. Tai apie tai sužinosite per pačius mokymus. Na, o pačių mokymų pabaigoje galėsiu atsakyti į iškilusius klausimus. Taigi, apie VŠI Ekoagros. Mūsų įstaiga Ekoagros yra įkurta dar 1997 metais. Tai kitais metais minėsime gražų 30 metų jubiliejų. Ir mes esame atsakingi už ekologinės gamybos sertifikavimą ir kontrolę. Tai tokias funkcijas atlikti mums pavedė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras savo įsakymu, bei ši funkcija yra nurodyta ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarime. Pagrindinė mūsų veiklos sritis yra ekologinės gamybos sertifikavimas ir kontrolė Lietuvoje, tačiau mes taip pat vykdome sertifikavimą ir pagal nacionalinės maisto kokybės produktų reikalavimus bei Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinės ekologijos programos teisės aktus. Be kita ko, atliekame patikras ir pagal įvairius privačius standartus. Ką visą laiką stengiamės paminėti, kad mūsų įstaiga nėra teisės aktų leidėja. Mes tikriname teisės aktų atitikti ir kuomet tikrai patvirtiname, kad teisės aktų yra laikomasi, išduodame tai patvirtinančius dokumentus. Tačiau mes tikrai teikiam informaciją ir konsultacijas būtent dėl teisės aktų nuostatų ir įvairių reikalavimų, organizuojam nemokamus mokymus bei atsakom į įvairius klientų klausimus ar užklausimus. Mes esame nepelno siekianti organizacija, bet tikrai labai didelį akcentą dedame ir stengiamės dirbti kokybiškai, efektyviai ir nešališkai, kad tai padarytume mus iš tikrųjų vidinės taisyklės, tvarkos ir kontrolės sistemos tikrai užtikrina tą atlikimą tokį kokybišką ir efektyvų. Visi galvoja, kad Ekoagros yra ta, kuri visus tikrina, tačiau yra ir atvirkščiai, tikrai ir mes esame taip pat tikrinami ir mūsų veiklą vertina, tai vertina Europos komisija, Žemės ūkio ministerija, nacionalinė mokėjimo agentūra, na ir kitos įmonės. Kaip ir bet kuriam paslaugų teikėjui, mums iš tikrųjų yra aktuali informacija, ką apie mus galvoja mūsų klientai. Tai kiekvienais metais duodame jums pildyti apklausos, anoniminės apklausos, tokį kaip informaciją prašom supildyti ir pagal 25 metų apklausos duomenis, tai mūsų paslaugų kokybę labai gerai įvertino 88% apklaustųjų. Na ir labai gerai įvertino ir mūsų darbuotojų profesionalumą, tai net 93% apklaustųjų. Na ir pereikime prie to, prie ko iš tikrųjų čia ir susirinkome, tai prie sertifikatų Tracy sistemoje informacijos atnaujinimo. Tai dabar aš turėčiau išeiti truputėlį iš šio lango ir pereiti tiesiogiai į Tracy sistemą, kad matytume, kaip yra realiai
naudotis ta sistema ir kaip naudotis atnaujinimo funkcionalumais. Tai Ekoagros tinklapyje tikrai daugelis turbūt žinote, kur rasti sertifikatus. Tai mūsų tinklapyje reikia nueiti į sertifikatų paiešką, tuomet pasirinkti nuorodą į Tracy sistemą. Štai. Ir jau esame Tracy viešojoje sistemoje. Kodėl sakau viešojoje? Dėl to, kad šita sistema yra prieinama absoliučiai visiems. Jungtis prie sertifikatų paieškos nereikia kažkaip specialiai į sistemą, tiesiog per nuorodą atsidaro pati sistema. Šiuo metu Tracy sistemoje yra suvestami visi ES šalių išduoti sertifikatai veiklos vykdytojams. Tai reiškia, kad trečiųjų šalių sertifikatų Tracy sistemoje dar kol kas nėra. Tai yra iš tikrųjų komisija nusimačiusi, kad ateityje tikrai šioje sistemoje bus galima matyti ir Kazakstano ar ne kokios nors įmonės sertifikatą, tačiau šiuo metu tik tai ES veiklos vykdytojų sertifikatai yra matomi šioje sistemoje. Jeigu yra poreikis ir privalote pagal teisės aktus tikrinti savo tiekėjų sertifikatus, o jūsų tiekėjas yra kažkur trečiosiose šalyse, tai jo sertifikatą turėtumėte rasti tos sertifikavimo įstaigos, kuri sertifikavo jūsų, reiškia, tiekėją internetinėme tinklapyje. Tai visos sertifikavimo įstaigos privalo ir toliau skelbti sertifikatus, kuriuos būtent išdavė kažkokiam tai veiklos vykdytojui. Tai atsidariusiame Tracy sistemos lange galite paspaudę mygtuką ieškoti, susirasti visus, kurie yra šiuo metu galiojantis sertifikatai išduoti veiklos vykdytojams. Tai pagal sistemos veikimo principą, tai jeigu aš tiesiog neįvedu jokios informacijos paieškos laukelyje, o tiesiog paspaudžiu ieškoti, tai atsidaro pats naujausias, kuris yra išduotas sertifikatas. Pati paieška veikia paprastai, galima įvesti veiklos vykdytojo pavadinimą, vardą, pavardę ar Tracy kodo numerį, jeigu žinote. Bet paprasčiau turbūt yra ieškoti per patikslintąją paiešką, kur tikrai galite susisiaurinti savo paieškos ratą ir įvesti pirmiausia bent jau šalį, kokios norite ieškoti, ne? Tai šiuo atveju įsivedame Lietuva. Ir jeigu paspaudžiu ieškoti, jau atsidaro tik tai Lietuvoje išduoti sertifikatai, tai įdomumo dėlei matom, kad šiuo metu yra 3483 sertifikatai, kuriuos išdavė mūsų įstaiga. Pagal nutylėjimą sistema iš karto ieško šiuo metu galiojančių sertifikatų. Tai būtent, kada atėjote į patikslintąją paiešką ir yra statusas, tai yra pasirinktas išduotas. Taip sistema daro pagal nutylėjimą, reiškia, įsivedate kokį nors ieškomą ar ne įmonę, paspaudžiate mygtuką ieškoti, ta įmonės sertifikatas atsiranda, viskas gerai, sertifikatas šiuo metu šią akimirką jis yra galiojantis. Bet sistema dabar leidžia ir pažymėti ir susiieškoti jau negaliojančių sertifikatų. Tai jeigu paspaudžiau rodiklytę pažymėti ar ne, ir galiu pasirinkti sustabdytas, atšauktas arba expired, tai yra pasibaigusio galiojimo. Tai sistema atskiria 4 sertifikatų statusus. Pirmas yra galiojantis ir išduotas, ar ne? Antras yra sustabdytas, tai reiškia, kad kažkuri tai sertifikavimo įstaiga sustabdė tą sertifikato galiojimą. Trečias yra atšauktas. Atšauktas yra tuomet, kuomet yra nutraukiama sutartis su veiklos vykdytoju ir sertifikatas sistemoje yra atšaukiamas. Tai reiškia, kad jau veiklos vykdytojas ne tai, kad tik tai sustabdytas jo sertifikatas, bet jis apskritai yra pasitraukęs iš ekologinės gamybos.
Na, o expired arba pasibaigusio galiojimo, tai reiškia, kad sertifikatas buvo galiojantis ar ne, nes kaip žinia, sertifikatai turi galiojimo laiką, jie galioja iki tam tikros dienos. Ir galbūt dėl to, kad tas veiklos vykdytojas neatliko kažkokių tai prašomų koregavimo veiksmų iki numatyto termino, jam nebuvo išduotas atnaujintas sertifikatas, bet tiesiog sistema automatiškai atėjus sertifikato galiojimo pabaigai, tas sertifikatą kaip ir laikinai sustabdė. Tai galime pabandyti pasižiūrėti, kiek šiuo metu mes Lietuvoje turime sustabdytų sertifikatų. Pasižymiu sustabdytą, einu, spaudžiu mygtuką ieškoti ir matau, kad šiandien dienai yra 2 veiklos vykdytojų sustabdyti sertifikatai. Na ir pabandykim pamodeliuoti tokią situaciją, kad iš veiklos vykdytojo Eivino, įsigijote kažkokį tai produktą ir nebesate tikri, ar tai buvo sertifikato galiojimo laikotarpio, jau galbūt sertifikatas buvo sustabdytas. Tai Tracy sistema leidžia mums matyti istoriją, kas vyko su sertifikatais. Kada užeinam ant laukelio View, paspaudžiam PDF informaciją, mums atsidaro dokumentas, kuris tikrai yra šiek tiek panašus į patį Tracy's išduotą sertifikatą, tačiau tai yra tik informacinio pobūdžio dokumentas. Ta apačioje labai aiškiai ir yra parašiusi komisija, kad tai yra dokumentas naudojamas tik tai informaciniais tikslais ir jis negali būti naudojamas kaip teisiškas dokumentas, kad patvirtinti, kad veiklos vykdytojas turi sertifikatą. Tai atsidariusiame dokumente galite matyti ir kokie buvo produktai sertifikuoti pas šį veiklos vykdytoją ir kokie buvo statusai kiekvienam produktui. Na ir viršuje matome, kad sertifikatas, kuris buvo išduotas 25 metų gruodžio 31 dieną, galiojo iki 26 metų gruodžio 31 dienos, tačiau jisai buvo sustabdytas 26 metų vasario 6 dieną. Reiškia, kad dėl kažkokių tai priežasčių kontrolės institucija sustabdė galiojimą šio sertifikato. Jeigu norėtume, galime pamatyti ir dar daugiau istorinės informacijos, tai vėlgi paspaudus View mygtuką, jau dabar reikėtų eiti į istoriją. Ir čia atsidaro kaip ir veiklos vykdyto tokia kaip kortelė. Ir čia matome sertifikatus ir veiksmus, kas su jais buvo daryta nuo 21 metų gegužės 14 dienos. Tai reiškia, kad istoriniai dokumentai yra prieinami nuo 21 metų gegužės 14 dienos. Tai čia matome visus sertifikatus, kurie buvo būtent 22-23 metais 2 sertifikatai ir 24 metais išduoti. Vėlgi, jeigu paspausčiau ant PDF ikonėlės, atsidarytų dokumentas informacinio pobūdžio, kuriame matytume, kas buvo sertifikuota, o paspaudus pliusiuką matome vėlgi informaciją, kas vyko tame tarpe nuo 23 metų sertifikato išdavimo iki 24, kada buvo pakartotinai išduotas sertifikatas. Tai čia mes galime matyti, būtent šiuo atveju, kad 24 metų gruodžio 30 dieną sertifikatas buvo išduotas, tada 25 metų gruodžio 9 dieną buvo sustabdytas sertifikatas. Po maždaug čia 20 dienų ar ne sertifikato galiojimas buvo atkurtas ir buvo iš naujo išduotas sertifikatas, jau tas, kuris yra sustabdytas su skaičiuku 25. Tai šita informacija yra matoma tiek ir apie galiojantį bet kurį sertifikatą, tiek ir apie sertifikatus, kurie jau kurį laiką, tarkim, buvo ar atšaukti, ar sustabdyti. Tai galėčiau parodyti pavyzdį, tai yra jau seniau įvykęs veiklos vykdytojas, ar ne? Vat dabar matom, kad tokio veiklos vykdytojo sertifikatas
pagal statusą jisai buvo atšauktas, buvo išduotas gruodžio 29 dieną 23 metais ir vėlgi einu į istoriją ir matau, kad buvo išduotas sertifikatas, tada 24 metais balandį jisai buvo sustabdytas ir gegužės mėnesį buvo atšauktas. Tai galima matyti visą istoriją tiek iš galiojančių, tiek iš atšauktų ar bet kurio statuso sertifikatų. Tiek Lietuvos, tiek kitos sertifikavimo įstaigos išduotų sertifikatų. Tai reiškia, kad ne tik tai mes, kad Lietuvos matom visą istoriją, bet kiekvieno veiklos vykdytojo, bet kurioje šalyje, kuris turi Traces išduotą sertifikatą, galime matyti jo istoriją. Tai iš tikrųjų manau, kad tai padės tikrai ir jum kaip veiklos vykdytojam, nes tikrai esame susidūrę ir su tokia situacija, tais tokiais nemaloniais, gal apgavysčių atvejais ar ne, kada yra teigiama, kad dėl kažkokių tai priežasčių Traces sistema neveikia ir aš tikrai turiu sertifikatą, bet jisai tenai dabar nesimato. Ir veiklos vykdytojai patikė, įsigyja produktą ar ne, kaip ekologišką iš tokio tiekėjo ir paskui paaiškėjo, kad jau tas sertifikatas, tarkim, kelios dienos buvo sustabdytas, bet nesąžiningi būtent veiklos vykdytojai taip sugebėjo parduoti produktą ir aišku, tas kuris įsigijo tą produktą, jam buvo pritaikyta neatitiktis už tai, kad jisai laiku nepatikrino tiekėjo sertifikatų. Šiek tiek irgi ne apie istoriją, bet taip pat apie paiešką, kad tikrai Traces galima pasižymėti ir pasilengvinti savo paiešką, jeigu reikia kažkokios tai informacijos, tarkim, kas yra augintojas, C kategorijos, tai yra čia visokių dumblių ir akvakultūros produktų Latvijoje, jeigu mums reikėtų tokio galbūt kontakto, ar norėtumėte kažkaip bendradarbiauti, ar dar kitos, tai tiesiog irgi galima įsivesti šalį, įsivesti kokią konkrečiai veiklos rūšį vykdo tas gamintojas, kokią kategoriją jūs domina, ir atsiverčia, tarkim, Latvijoje, kas būtent tą kategoriją ir tokią veiklą sertifikuoja. Tai tiek turbūt apie tuos istorinio informaciją ir šitą atnaujinimą. Ir dabar pereisiu prie dar vienos naujienos, kuri, manau, bus dar naudingesnė, ypač tiem veiklos vykdytojam, kurie turi daug tiekėjų įvairiose šalyse ir kuriem tikrai yra sunku atitikti tam, kaip pasakyti, reglamento reikalavimą, kad tikrinti tiekėjų sertifikatą ar ne, įsigijant produktą. Tai Traces sistema yra jau dabar atnaujinta ir turi tokį kaip ir prenumeratą arba mėgstamiausių favoritinių sertifikatų sąrašą, kurį galite pasidaryti kiekvienas iš jūsų. Tai jeigu apie sertifikatų paiešką, istoriją, viską galima buvo matyti viešoje Traces sistemoje, kuri veikia tiesiog su nuoroda iš mūsų internetinio puslapio, tai kad pasidarytumėt mėgstamiausių sertifikatų sąrašą, jūs turite registruotis Traces sistemoje. Tai dabar aš truputėlį ir greitai taip prabėgom, pabandysiu paaiškinti, kad įsivaizduotumėt, ko maždaug reikės ir kaip informuoti įstaigą apie tai, kad jūs paprašėte prisijungimo prie Traces sistemos. Bet yra dalis veiklos vykdytojų, kurie, pavyzdžiui, importuotojai, kurie vykdo importo iš trečiųjų šalių veiklą, tai jie jau yra prisijungę prie Traces sistemos, dėl to, kad jie turi savo patvirtinti parašų produkto iš trečiųjų šalių gavimą. Tai jum pakartotinai vėlgi prisijunginėti ir prašyti prieigos prie Traces nereikės. Tai prisijungimas prie Traces yra per ES, būtent Europos komisijos tinklapį, jo nuoroda yra čia. Visada
greičiausiai tinklapis jums atsidarys anglų kalba, tai tikrai yra galimybė pasikeisti kalbą ir į lietuvių ar į kitą, kuri jums yra aktuali, ar ne. Tai tinklapio dešinėje būna, ten čia raudonai pažymėjau, ar ne, galimybė pasikeisti į kalbą. Ir atsidariusiame lauke matome, kad jums kviečia arba prisijungti, arba klausia jūsų, ar jūs turite paskyrą ir galbūt norite paprašyti prieigos. Tai tie veiklos vykdytojai, kurie neturi to prisijungimo prie Tracy sistemos, turėtų būtent paspausti aktyvią nuorodą ir prašyti prieigos prie sistemos. Na ir atsidariusiame lauke jums reikės susipildyti savo kortelę, pavadinkim, ar ne, tai vardas, pavardė, elektroninis pašto adresas. Būtinai reikia pažymėti, kad sutinkate ir perskaityti informaciją apie privatumo apsaugą. Užpildę šią informaciją, jūs į nurodytą elektroninį paštą gausite elektroninį laišką, kuris tai kaip patvirtinimas bus, kad jūs savo adresą nurodėte teisingai ir kad čia tikrai esate jūs. Tai elektroninėme laiške bus ir nuoroda, kurią turėtumėte paspausti. Ir tada jau jūs pradėsite bandyti tą prisijungimą. Prisijungimas šiaip nėra labai lengvas, bet pavyksta visiems, tai tikrai pavyks ir jums. Tai pirmiausia, reikia sugalvoti savo slaptažodį. Slaptažodžio taisyklės yra tokios, kad turi būti ne mažiau kaip 8 simboliai, turi būti tiek didžiosios, tiek mažosios raidės, skaičiukai, na ir kažkokie tai tie specialūs simboliai kaip šauktukai, klaustukai, taškai ir panašiai. Tai susikūrę slaptažodį, jūs jau pasveikins sistema, kad jūs esate Tracy sistemai ir jūsų paprašys įvesti slaptažodį ir pasirinkti patvirtinimo metodą. Tracy sistema yra sistema, kuri prašo dvigubo autentifikavimo. Jeigu anksčiau tikrai užteko jungiantis prie Tracy sistemos tik tai pasvardu, slaptažodžio, tai šiuo metu sistema nori dvigubo autentifikavimo. Tai nebeužtenka tik tai slaptažodžio, jūs turėtumėte paspausti ant slaptažodžio kaip ir varnelės ir jums atsidaro galimybės pasirinkti vieną iš 6 variantų, kaip jūs patvirtinsit savo tapatybę, dvigubo tapatybės patvirtinimą. Mūsų įstaiga yra išbandžiusi ir tikrai puikiai veikia EU Login Mobile App, tai EU Login programėlė. Tai savo telefone turėtumėte atsisiųsti iš parduotuvės tos vadinamos ar ne programėlė. Programėlė yra nemokama, jinai taip ir vadinasi EU Login Mobile App. Ir būtent visada jau, kuomet jungsitės prie Tracy sistemos, turėtumėt turėti šalia savęs mobilųjį telefoną tam, kad būtent su juo galėtumėte patvirtinti savo tapatybę. Tai mano pasiūlymas yra naudotis mobiliąją programėlę, nes tikrai nežinau, kaip veikia visi kiti čia išvardinti autentifikavimo variantai. Tai šiame pavyzdyje aš pasirinkau autentifikavimą su būtent EU Login appsu ir QR kodu. Tai tiesiog pasispaudžiau, kad toks mano bus dvigubas autentifikavimas, bet pirmiausia, man reikėjo prisiskirti telefoną prie savo vartotojo. Tai tuo tikslu reikia paspausti mano paskyrą, čia apačioje. Ir jūs nuves į tokį tinklapį, kuriame matysite šias ikonėles. Tai reikėtų pasirinkti tvarkyti mano mobiliuosius įrenginius, paspausti pridėti naują mobilų įrenginį ir tuomet užduotis jums yra sugalvoti 4 skaitmenų PIN kodą, kurį visada naudosite savo EU Login programėlėje ir
sugalvoti įrenginio pavadinimą. Na, įrenginio pavadinimas, tai jisai tiesiog, kad jeigu ateityje turėsit kelis įrenginius priskirtus prie savo Traces kaip ir vartotojo, tai kad galėtumėt atpažinti. Na, tai tiesiog gali būti Samsungas, mano mobilus ar dar kažkas, ką jūs sugalvosit. Ne? Ir pasispaudę, kad pateikti jau tuos savo sugalvotus PIN kodus, jum iš karto bus suformuotas QR kodas, kurį būtent programėlėje jau atsidarę jūs ir nuskanuosite tą QR kodą ir patvirtinsite tą PIN kodą, kurį sugalvojot. Vėliau programėlė gali pasiūlyti jum naudotis ir biometriniais duomenimis, tai reiškia kažkokiais tai piršto antspaudais. Na štai, ir pavyko mums pagaliau prisijungti prie Traces sistemos, ar ne? Ir turite pasirinkti, tai identifikuoti save, kas jūs esate. Ar jūs esate ekologiškų produktų kontrolės institucija, ar šiaip institucija, tai jūs esate veiklos vykdytojai, tai turite pasirinkti tą viršuje esantį, ne, raudonai apvestą veiklos vykdytojai užrašą. Ir čia turite surasti savo atstovaujamą veiklos vykdytoją arba save, jeigu jūs esate fizinis asmuo. Tai kad vėlgi, kad padėti tam paieškai, reikėtų įsivesti šalį, galite nurodyti, kur yra skiltis, nurodyti, kokiai sričiai esate sertifikuotas, tiksliau, kam jūs turite sertifikatą, tai yra ar gamybai, ar importui, ar paruošimui, ar ne. Tuomet įsivesti vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą, paspausti mygtuką ieškoti, na ir sistema jau pagal savo algoritmą suranda konkrečiai jūsų įmonę, bet dažnai jinai dar suranda ir kažkokias panašias, tarkim, iš pavardės ar netitinka kokią nors galūnę, ar vardas sutampa, sistema įmes jum keletą variantų, iš kurių jūs turite pasirinkti vieną, tai yra tą, kurį jūs norite atstovauti ir kuriam norite sukurti tą mėgstamiausių sertifikatų sąrašą, pažymėti tiesiog varnele, kad taip, tai aš išsirenku šitą, ne, paspausti viršuje esantį prašyti leidimo ir sistema jums dar kartelį klausia, ar čia jūs tikrai norite to leidimo būtent prisijungimui prie šito veiklos vykdytojo. Išmeta tokį langelį, kuriame yra ir žinutė, ir elektroninis paštas, ir telefono numeris, tai nieko nėra privaloma pildyti, tiesiog paspaudėte siųsti patvirtinimo užklausą ir viskas. Ir užklausa yra išsiųsta ir jūs jau matote gražiai pažaliavusi vaizdą, kad jau sėkmingai yra pateikta jūsų užklausa ir kaip ir laukiama, yra prašoma, ar ne, yra jūsų tai funkcijai gauti, yra išsiųstas į sertifikavimo įstaigą prašymas. Tai šitoje vietoje, ko mes prašytume iš kiekvieno jūsų, kuris norės būtent jungtis prie Traces sistemos, tai kad iš elektroninio pašto, kuris yra mums, kaip pasakyti, atsiųstas formai, nurodytas formai F135, kad atsiųstumėte elektroninį laišką į info@ekoagros ar ekoagros@ekoagros.lt, tokį elektroninį laiškutį, kuriame nurodytumėte, kad jūs toks ir toks pateikėte prašymą dėl leidimo ar ne prisijungti prie Traces sistemos, įmoniai X. Tiesiog atsiųskite, tada mes tikrai matysime, kad šito įmonė tikrai turi tokį darbuotojai, ar ne, kad atsiųsta iš to oficialaus elektroninio pašto, kuris yra su mumis suderintas, ir tada mes patvirtinsime jūsų užklausą. Kai patvirtinsime užklausą, jum į paštą ateis iš Traces, kad užklausa patvirtinta, viskas gerai, galite pradėti darbą, ar ne? Vėl prisijungsite prie sistemos ir turite pasirinkti dashboard vadinamąjį, šią skiltį ir pasirinkti Favorite Organic Certificates, mėgstamiausi ekologinės gamybos sertifikatai. Pasirinkus šitą, kol jūs dar neturite nieko užsiprenumeravę, jums tiesiog parodys, kad jokių rezultatų nerasta.
Bet jūs galite pasidaryti tą mėgstamiausių sąrašą. Spaudžiate mygtuką įtraukti sertifikatą, nurodote, kokio veiklos vykdytojo jūs ieškot ir iš kokios jis yra šalies, na, tarkim, kokio nors ispanų, ar ne, ieškote, nurodykite pavadinimą, paspaudžiate mygtuką ieškoti, vėlgi sistema atrenka variantus, ar ne, išsirenkate tą, kuris jum yra aktualus, jį tiesiog pažymite ant žvaigždutės ir kuomet jūs pažymėjote žvaigždute, sistema sako, kad jūs pasirinkote būtent tokio sertifikato numerį ir ar jūs tikrai jį norite įsitraukti į savo mėgstamiausių sąrašą, paspaudžiate taip ir tada matote jau, kad tas sertifikatas yra įtrauktas į jūsų mėgstamiausių sertifikatų sąrašą. Mano žiniomis, tas sąrašas, na, tame sąraše esančių sertifikatų skaičius nėra apribotas kažkaip. Nes skaičius tai turbūt galėtų būti ir 5, ir gal 100, ir 500. Bent jau informacijos apie tai, kad būtų ribojamas kažkoks tai skaičius, mes neturime. Jeigu jūs jau, na, tarkim, nebe aktualus tampa jum kažkokio veiklos vykdytojo sertifikatas, tai jūs visada galite jį pašalinti ir daugiau jo jūsų sąraše nebeliks. Taip pat galite ir per čia pasižiūrėti va to sertifikato informaciją PDF dokumente. Ir kas vyksta toliau, tai apie bet kokį pasikeitimą jūsų tam sąraše esančio sertifikato būsite informuoti elektroniniu paštu. Tai reiškia, kad Tracy sistema jum atsiųs elektroninį laišką, jeigu, kaip šiuo atveju, tas sertifikatas, kuris buvo pas mane sąraše, buvo sustabdytas, aš gavau būtent iš Tracy informaciją, kad sustabdytas sertifikatas. Jeigu sertifikatas yra atnaujinamas arba išduodamas naujas, ne, jūs taip pat gausite informaciją, elektroninį laišką, tai tikrai pasižiūrėkite, ar ten niekas nepasikeitė, ne, ar produktas tas, kurį jūs ketinate įsigyti ir toliau yra likęs sertifikate, ar nepasikeitęs produkcijos statusas ir panašiai. Bet visą tai jūs jau tokią informaciją gausite tiesiai į savo elektroninį paštą ir galėsite per sistemą iš karto žinoti, kad yra kažkokie pokyčiai. Tai va. Na ir apibendrinant, tai tikrai tikiuosi, kad sužinojote kažką naujo apie Tracy sistemos funkcionalumus ir kad tas atnaujinimas tikrai jums padės tiek lengviau tikrinti tiekėjų sertifikatus, tiek lengviau galbūt padės ir paieškoti kažkokiu tai gal būsimų klientų, ne? Tai tikiuosi, kad mokymai šie jums buvo naudingi ir šios mokymus tikrai galėsite rasti ir dar kartelį perklausyti mūsų tinklapyje esančioje skiltyje šviečiamoji informacija ir medžiaga. Mes tikrai esame visada pasirengę atsakyti į jūsų klausimus, kuriuos jūs galite mums siūsti tiek elektroniniu paštu, tiek užsipildę formą klauskite mūsų tinklapyje. Na, o apie tolimesnius mokymus, ką mes planuojame dar jums pristatyti, informaciją galite rasti tiek mūsų tinklapyje, tiek Facebook paskyroje. Na ir dabar jau aš esu pasiruošusi atsakyti į jūsų klausimus, jeigu jūs tokių turite. Taip, Džiugai. Prašau. Labai smagu matyti, kad Tracy sistema tobulėja ir labai ačiū, kad supažindinot su šiuo pasikeitimu. Ar galėčiau paprašyti dar kartelį parodyti, kur vis dėlto yra ta prenumerata? Aš dabar ieškau prisiregistravęs, bet niekaip nerandu. Dashboard turėtų būti pas jūs. Tuoj, aš pabandau dar pasidalinti. Taip, ar matote ekraną? Taip, bandau, ačiū. Tuoj, kur čia dabar.
štai šita skaidrė. Taip. Turėtų būti dashboard ir turėtų būti favorite organic operator certificates. Aha, matau dabar. Taip, ir jau, kaip minėjau, ar ne, pasirinkus čia, jau jūs tada ir įmes toliau vat, į tą jau pasiruošimo, ar ne, tą sąrašo sudarimo tokį kaip ir langą. Ir čia tikrai galite, sakau, ir ne tik Lietuvos visų, kas yra tik Trace'is, galite dėti sertifikatus ir gauti prenumeratas. Ko dar nepaminėjau, bet galbūt tai bus irgi aktuali informacija, jeigu pastebėtumėte kartais, kad negavote pranešimo, bet matote, kad Trace'is sistemoje yra iš tikrųjų įvykęs to sertifikato pasikeitimas, tai turėtumėte nueiti į savo kaip vartotojo nustatymus ir savo profilį vadinamą, ir ten yra visas sąrašas iš tikrųjų informacijos, ką jūs galite gauti. Tai galbūt kažkuriuo tai momentu jūs tiesiog buvote išjungę tą informacijos siuntimą, gal jinai buvo neaktuali, kažkokia kita buvo siunčiama, bet reikėtų pasižiūrėti ir atsinaujinti būtent varneles, kad gautumėt, jums vėl galėtų siųsti tos atnaujinimus. Ar dar klausimų būtų? Tikiuosi, kad buvo įdomu, informatyvu, ir ačiū labai visiems susirinkusiems. Sėkmingai naudokitės. Mes pasistengsime ir parengti PDF tokį kaip ir vartotojo instrukciją, kaip čia net nežinau, kaip pasakyti, manualą vadinam ar ne, kur irgi pakartosime žingsnius, kad tikrai būtų lengviau naudotis šiomis galimybėmis ir kad jums tais būtų tikrai naudinga. Tai dar kartą ačiū už skirtą laiką ir geros visiems dienos.